Aš Ugnė ir savanoriauju čia jau beveik 2,5 metų. Savanoriauju čia todėl, kad tik išėjus aš jaučiuosi laiminga padarius tokius gerus darbus. Pradėjus savanoriauti, susiradau tikrai nemažai draugų. Visų mūsų tikslas yra tikriausiai tas pats - padėti nuskriaustiems šuneliam, taip pat juos vedžioti, girdyti, šerti, panašiai. Tai yra viena iš pagrindinių mūsų darbų. Dauguma žmonių, kurie išgirsta, jog aš savanoriauju, sako, jog jie negalėtų jiems būtų per daug gaila ateiti čionai žiūrėti į visus paliktus benamius gyvūnus, o aš visą laiką atsakau, kad aš noriu tą blogą gerbuvį pakeisti į kažką geresnio. Kasdieniniai darbai tai žinoma yra maitinimas, girdymas, vedžiojimas, tvarkymas teritorijos. Tačiau šalia to mes šypsome, žaidžiame ir gyvename, vieni kitiems padėdami. Atvažiavau studijuoti ir man trūko mano gyvūnų, nes turiu 3, o atsivežiau tik 1. Tai sakau, dar kokių 50, jam bus blogiau. Mano savanoriavimas iš tikrųjų čia prasidėjo labai senai, o prasidėjo viskas nuo to, kad tiesiog pamačiau šunį, kuriam reikia pagalbos ir pasiėmiau laikinai globai. Ta laikina globa tęsiasi lygi šioliai, aišku, tas šuo patapo mūsų šeimos nariu ir momentaliai iš to gimė noras padėti šunim. Čia susirenka labai nuostabūs žmonės, labai geras kolektyvas ir vieni iš geriausių draugų tampa tokie bendraminčiai. VŠI Penktakojo organizacijos prieglauda su visais gyvūnais šioje teritorijoje jau yra 2 metus. Ir šitie 2 metai yra labai ilgi. Dėl to, kad sąlygos, kurias jūs matote, yra pakankamai sudėtingos tiek gyvūnams, tiek žmonėms. Kiekvieną savaitę į šią teritoriją, į mūsų organizacijos globą patenka 10 šunų, kurie yra išmetami savo šeimininkų. Tie skaičiai, kuriuos mes matome, mūsų nedžiugina ir verčia dar labiau stengtis ir skubėti išsikelti iš šitos vietos į modernės patalpas, kad tiek gyvūnai, tiek žmonės, kurie jais rūpinasi, turėtų tinkamas, patogias sąlygas. Dažnai galima iškelti klausimą, kam viso to reikia. Kam reikia jauniems žmonėms, nes iš tiesų dauguma čia besilankančių ir šią savanorišką veiklą užsiimančių žmonių yra jauno amžiaus. Reikia tokios veiklos. Aš manau, kad mes gyvensime ateityje pasaulyje, kokį sukursime šiandien. Ir jeigu mes sieksime vien tik tai materialių vertybių, mums bus ilgainiui sunku gyventi. Todėl šita veikla ir pagalba mūsų mažiesiems draugams įprasmina mūsų kiekvieno darbą ir tiesiog būti. Kaip investuotojas, žmogus dirbantis finansų sektorėje, aš pamačiau, kad pati didžiausia, geriausia investicija, kurios grąža yra didžiausia, yra investicija į gerumą. Ir todėl mes investuojame į tai, kad sukurti itin aukšto lygio prieglaudą Linksmakalnyje ir kaip galima greičiau dar šiais metais iki kito būsimo sniego galėtume visi su gyvūnais tenais persikelti. Esame mūsų organizacijos pastate, tai yra pastatas nupirktas 2011 metų pabaigoje. Nupirkome šitą namą tikrai labai smarkiai apleistą. Ir šiandien galim pasidžiaugti, kad per 1,5 metų laikotarpį sugebėjome labai daug nuveikti. Bendrai šiuose patalpose tilps planuojame iki 130 gyvūnų. Tai ir šunys, ir katės. Prieglauda atitiks visus reikalingus standartus. Bus šildomos grindys, plytelė išklijuotos sienos, vėdinimo sistema. Taip pat daug dėmesio skirta patogumui visų žmonių, kurie atvažiuoja rūpintis gyvūnais. Mes turėsime virtuvę, persirengimo kabinetą, dušą. O visas antrasis aukštas, kurio mes dar šiai dienai negalime parodyti, bus skirtas žmonių poreikiams. Tai bus dienos centras, kur galės susirinkti visi neįvingi šitai veiklai žmonės. Planuojame vykdyti įvairią edukacinę veiklą, paskaitėlės, susitikimus.
Visas šitas pastatas ir šita veikla yra finansuojama tik tai fizinių ir juridinių asmenų parama. Taigi kiekvienas Lietuvos žmogus, kiekviena įmonė gali prisidėti prie šito projekto kūrimui ir kuo daugiau geros valios žmonių susibūrė, tuo lengviau pasiekti šį bendrą tikslą. Skaičiuojam, kad šitam objektui užbaigti, pilnai įsirengti, mums reikės ne mažiau 200 000 litų. Taigi mūsų tikslas yra tikrai ambicingas, bet mes jau dabar manome, kad padarėme, turbūt nepadidinsiu pasakydamas, stebuklą. Taip pat mes norėtume paprašyti visų Lietuvos dirbančių žmonių skirti VŠI penktakoją savo 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio. Ši parama kiekvienam individualiai žmogui tai yra smulki suma, kurios žmogus ir negali pats savo skirti. Tai yra vis tiek skiriama arba į valstybės biudžetą, arba kažkokiem projektam. O mums tai yra labai daug, nes būtent iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio jūs matote, kiek mes galime daug padaryti. Šitas visas centras, Penktos kojos gyvūnų prieglauda, aš manau, idealiai patenkins tą tokį viešą visuomenės poreikį turėti vietą, kur tiesiog gerumas ir noras padėti silpnesniems susilies kartu ir toliau darysime gražius darbus. Kiekvienas iš jūsų čia yra laukiamas, visą laiką galime atvykti, pasižiūrėti, pasišnekėti, pamatyti, prisiliesti gyvai prie šitos idėjos, prie šito projekto ir jeigu tik tai yra noro, taip pat jungtis į mūsų savanorių gretas ir pasiūlyti savo idėjas ir kuo daugiau žmonių patikės šitą veiklą, turės viziją ir noro kažką tai daryti, keisti, tuo stipresni mes būsime ir ilgainiui tapsime vis tobulesni.